Toliau bus tokio tipo automobilio Vilniuje ne mažiau 100 vienetų. Ir Vilniaus mieste pagaliau mes turėsime civilizuotą, skaidrų, sąžiningą ir legalų taksi verslą. Pati didžiausia turbūt esmė yra tame, kad mes laukiame kartu su tais žmonėmis, kurie norėjo dirbti ir nori dirbti tvarkingai, teisingai ir skaidriai. Tai mes kitą savaitę pradedam važiuoti su automobiliais, kuriuose yra nauja įranga. Tai yra keleivis važiuodamas automobilyje nebegirdės šitų nereikalingų garsų, centriukas, iškvietimų ir taip toliau. Vairuotojas gavęs iškvietimą jį patvirtina ir kai tik pradėjus važiuoti, po kurio laiko iš karto įsijungia taksometrus. Ir atvažiavus į vietą, kiekvienas keleivis gauna čekį. Tame čekyje galėsite pamatyti paskui, tame čekyje yra parodyta, kokį atstumą jisai važiavo, koks vairuotojas jį vežė, ten nurodyta kaina. Turbūt pažymėčiau pagrindinius dalykus tuos, kad automobilius mes renkamės visų pirma draugiškus aplinkai, tai yra, kad jie terštų kiek galima mažiau ir patogius, kur galima labai patogiai įsėsti ir išlipti iš automobilio.